Kaip jau turbūt supratote, mes esame ne kur kitur, o Anykščiuose. Bandysim ieškoti įtariamųjų Sauliaus ir Pauliaus, kurie, kaip teigia redakcijai žinomas anonimas, vasario 6 apiplėš traukinį. Paklausinėsime vietinių, gal jie ką žino apie juos. Ar jūs žinote, kad pas jūs gyvena Anykščiuose toks Saulius ir Paulius? Pavardės? Pelėda ir Širvys. Ne. Širvys tai kažkas girdėta. Labą dieną. Ar jūs pažįstate tokį Saulių ir Paulių? Pažįstu. Iš kur? Buvau jų pirma mokytoja. Nenoriu apie jų nieką kalbėti. O kodėl nenorit kalbėti? Jie patys žino. Labą dieną. Labą dieną. Ar nepasakytumėt mums, kur, kažin, mums rasti tokį Saulių ir Paulius yra toks? Ai, Saulius Pelėda? Taip. Ir šitas Paulius Širvys. Širvys, jo. Ai, taigi jie ant tilto arba patilto arba ten prie akmens. Ačiū labai. Skubu labai. Radom du vyrukus, kaip ir sakė, ant tilto. Greičiausiai, kad gali būti, kad tai yra Saulius ir Paulius. Tuoj pat pabandysim paklausinėti. Labą dieną. Labą dieną. Ką čia daro? Saulius Pelėda. Taip, Saulius Pelėda. Jo, Paulius Širvys. Klausimėlis? Ne, čia ne iš klausimėlis, čia yra iš kriminalinių naujienų. Ką mes padarėm? Ne, tai nesvarbu, ką jūs padarėt, svarbu, ką padarysit. Ką mes padarysim? Ką mes padarysim? Žodžiu, jūs esate kaltinami, kad jūs įvykdysit vasario 6 dieną traukinio apiplėšimą. Tai mes atvažiavome iš Vilniaus jūsų paklausinėti, kurį traukinį ir kokiu tikslu jūs jį apiplėšinėsite. Kaip gali kaltinti žmogaus, jeigu jis nepadarė? Tai bet aišku, kad padarys. Kas jums tas duomenys pasakė? Anonimas. Nu, Tai jo ir paklauskit to anonimo. Ne gyvenime esam prasižengę, nei kokį traukinį apiplėšti, iš kur imsi plėšti traukinį. Ką tu plėši tam traukinį visų pirma? Tai jūs pasakykit, ką jūs plėšite. Dizelį nusižvelė. Arba kontrabandinės cigaretės. Anglis. Labą dieną. Sveiki, Stonko. Televizija klausė, sako, mes apiplėšim traukinį. Nu pasakykit, kad mes esam normalūs žmonės. Normalus. Ne, klausyk, žiūrėk, pašnekam rimtai, kaip, nu, vyras su vyru, žiūrėk. Nu, kokį tu absurdą neši, ką? Nu, kaip tu gali būti, kelintą sakė, vasario 6. Taip. Aš negaliu vasario 6. Kodėl Ir tu negali vasario 6. Visuomenė turi teisę žinoti, ar jūs galit pakomentuoti. Žiūrėk, driežiuks, bėk, dabar. Vyrai! Palauk, davai. Ar apie traukinį? Davai, vyrai, iki vakaro, gerai, mes susitiksime. Davai, atiduok pinigus. Vyrai, prašau! Jūs mokėtės kartu su Sauliu? Aš? Taip. Ne, aš matai, su juo tik tai vieną kalyderį pabaigiau ir 2 klasės, nu, per pusę. Per pusę būdavo, ne? Nu, tik tai. O kaip mokėsi Saulius, gerai ar ne? Ai, šalapais buvo, nu, ir viskas, nu. Tai jisai galėtų apiplėšti, ką nors žmogų? Laisvai. O vyrai, jūs su kuo mokėtės? Su Saulium irgi su tuo mokiaus. O kaip jums sekėsi mokyti? Ai, gerai su juo. Neblogai sekės. Davė nusirašinėti gal? Davė. Saulius su Paulium pasinaudojo konstitucinę teisę pabėgti, pabėgo, bet mes vis tiek tyrimą tęsime, mes atvažiuosime kitą kartą su dar papildomais naujais duomenim, bandysime dar pakalbėti su jais, paklausinėti apie traukinio apiplėšimą, nes kol kas vyrai absoliučiai neigia viską. Taigi traukinio apiplėšimo, kurį vykdys Saulius ir Paulius, tyrimas tęsiamas. Ačiū.